Mes tik balsavome Europos parlamento sesijoje dėl viešųjų pirkimų, kalbant apie užsienio prekybos santykius su trečiosiom šalim ir priėmėm dokumentą, kuris dabar turėtų būti aptariamas su valstybėmis narėmis ir su Europos komisija trišalėse dėrybose. Esmė jo tokia, kad yra 5 didelės valstybės, svarbiausios ES užsienio prekybos partnerės: Jungtinės valstijos, Kanada, Indija, Japonija ir Kinija. Ir kai vykdomi viešieji pirkimai ES teritorijoje, jiems yra atviros durys ir jie gali dalyvauti lygiomis teisėmis kaip ir ES gamintojai arba paslaugų teikėjai. Tačiau, kai panašus konkursai vyksta tose šalyse, yra milžiniški apribojimai ir europiečiams ne tik tai galimybės apribotas, bet kai kur jiems ypatingai sunku patekti. Tai mes norime, kad sąlygos būtų vienodos. Ir mes norim, kad ES verslininkams atsivertų plačiau durys ar vartai dalyvauti konkursuose tose šalyse. Ir todėl siūlome, kad Europos komisija turėtų galią, kad jeigu kuri nors šalis elgiasi nesąžiningai, europiečiai yra ten nepageidaujami arba jiem sukuriami dirbtiniai barjerai, kad tų šalių paraiškų teikėjai, kurie nori dalyvauti konkursuose ES, būtų išeliminuoti. Tokią teisę, išimtinę teisę turės tik Europos komisija, ne nacionalinė vyriausybė, sakykime, kurios nors vienos šalies, bet mes norime, darome tai tam, kad ES turėtų ir daugiau ambicijų, aktyviau dalyvauti tų šalių rinkose, viešųjų pirkimų konkursuose, turėtų ambicijų, aktyviau gintų savo interesus ir išnaudotų tas galimybės, kurias mes turime, ypatingai kai deramės su šitomis šalimis dėl laisvosios prekybos susitarimų. Kiek apskritai ES verslas, gal jūs turite tokią informaciją, dalyvauja viešuosiuose pirkimuose trečiosiuose šalyse? Na, tų šalių juk yra ir mažesnės šalys, bet aš paminėjau šitas pagrindinės valstybės. Ir kodėl tai mums ypatingai aktualu dabar? Ir todėl, kad ekonominė situacija pačioje ES yra pakankamai vis dar sudėtinga, gerėja, bet mes nesam pilnai išėję iš krizės. O dėrybos dėl laisvos prekybos sutarties su Jungtinėm Amerikos valstijom prasidėjo. Ir mes norim Lietuvos pirmininkavimo metu ir mes jas norime kaip galima greičiau pabaigti. Su Kanada visiškai baigiamos, bet tas klausimas irgi yra. Kalbama apie panašų susitarimą su Kinija, kad reikėtų pradėti dirbti, ir su Japonija. Irgi yra darbotvarkėje, taip kad visą tai mes turim padaryti dabar ir turėti labai aiškius, išreikštus savo norus ir pagaliau duoti mandatą, suteikti mandatą Europos komisijai, kuri derasi su tomis šalimis, kad jie sakytų, kad tai nėra jų vienų noras, bet tokį mandatą jiems įteikė valstybės narės ir Europos parlamentas. Aš tų skaičių, apie kuriuos jūs kalbat, neturiu. Reiškia, komisija realiai galės nubausti tų šalių verslininkus, kurie patys neįsileidžia europiečių į savo rinką. Taip, iš tikrųjų jie tą, sakykime, gal ir kraštutinę priemonę galės išnaudoti, bet aš labai tikiu, kad jos neprireiks. Ir kad valstybės tos, kurios yra pagrindinės mūsų užsienio prekybos partnerės, priims domėn ne tik Europos parlamento, ES visos nuomonė, jeigu tam pritars ir valstybės narės ir elgsis atitinkamai. Juk mes neuždarom durų jų dalyviams. Mes esame atviri, bet ko mes norim, to paties iš jų. O jeigu norime dar pagerinti visi kartu sąlygas, kaip nors palengvinti, Dieve padėk, tai galim tą padaryti. Bet ar sutarta jau, jūs minėjote, kad dar reikia sutarti su valstybėmis narėmis, tai su taryba dar nėra sutarimo? Komisijos parengtas pasiūlymas, kurį mes svarstėme Europos parlamentas, jis nebuvo priimtinas visom valstybėm narėm. Europos parlamentas jį papildė. Įrašė kai kurias pataisas. Na ir dabar taryba iš tikrųjų turi alternatyvas dvi. Vienai turi komisijos pasiūlymo originalų ir turi tą papildytą pasiūlymą, kuris, aš sakyčiau, yra pagerintas pasiūlymas, tai, ką šiandien nubalsavo Europos parlamentas. Dabar trišalėse dėrybose tai turėtų būti aptarinėjama ir aš nuoširdžiai tikiuosi, kad valstybėms narėms papildytas pasiūlymas, kurį pateikė šiandien Europos parlamentas, bus priimtinas arba priimtinesnis. Šiandien įvyko pirmasis skaitimas, taip vadinamas. Dar laukia antrasis dokumento skaitimas. Ir iki kurio dar galima padaryti irgi korekcijas, pataisas, atsižvelgiant į valstybių narių nuomonę.